Begičius pirmą kartą šiose rungtynėse pasirodo aikštelėje vietoj Treviso Watsono. Watsonas šiose rungtynėse atkovojo du kamuolius ir surinko 4 taškus. Dar 6 sekundės turi svečiai šiai atakai. Jomantas 5 sekundės. Prieš jį Pocius. Pats Jomantas iki galo. Skrieja metimas iš 2 taškų zonos pro šalį. Kol kas iš toli Jomantas meta be klaidų šiose rungtynėse. Pataikęs abu mestus 3 taškius. Kalnietis pro dešinę. Kovoja kamuolį dabar 10 numeris Borovniakas. Dar prieš tai. Stabdomas neleistinai Popovičius. Pamatė dabar gynėjas, jog atsirado plyšys po krepšiu ir iš karto nėrė ten Markusui Braunui. Tai jau yra antroji asmeninė pražanga. 4. Žalgirio komandinė. 26 metų gynėjas iš Serbijos turi šansą išlyginti rezultatą. Be klaidų šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone meta baudas šis krepšininkas. Viso jau metė 13 baudų. 14 taip pat taikli. 2 minutės 43 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Braunas. Pamatė dabar Braunas. Jog atliekamas perdavimas į dešinę, kamuolį lietė. Dar bando diskutuoti vyriausias žalgirietis su rungtynių arbitrais. Markusas Braunas jau pradėjo treniruotis šiose rungtynėse. Likus valandai 30 minučių iki šio susitikimo ir jis buvo vienas salėje, dar net neužsidegus šviesoms. Tadas Klimavičius į kraštą Milakniui. Artūras Milaknis, trečias pagal pataikymą iš toli žalgirietis savo komandoje, pataiko savo 10-ąjį tolimą metimą šiame sezone. Kova po krepšiu. Milaknis iškrapšto kamuolį iš varžovo. Mantas Kalnietis skuba į priekį, prieš jį Popovičius. Šiek tiek slydo kamuolys iš rankų Kalniečiui, dėl to užbaigti sėkmingai atakos nesugebėjo žalgirietis. O Milaknis pamatęs įsibėgėjusi Popovičių, iš karto jam kerta per rankas ir stosime baudų metimų Lietuvos Ryto krepšininkas. Žygimantas Janavičius pasirodo pirmą kartą šiose rungtynėse aikštelėje. Sodinamas yra Mantas Kalnietis, kuris dar gauna nurodymus iš komandos vyriausiojo trenerio. Pirmasis netaiklus Popovičiaus metimas šiame sezone. Taigi dabar Lietuvos Ryto gynėjas gali sumažinti atsilikimą tik iki 2 taškų. Šių rungtynių svarba abiems komandoms yra didelė dėl to, jog norint turėti namų aikštės pranašumą finalo serijoje šiandien reikia laimėti ir abiejų komandų treneriai prieš šias rungtynes pripažino, kad tai sezono pabaigoje yra labai svarbu. Žinoma, šiandien pergalė dar negarantuoja aikštės pranašumo nei vienai, nei kitai ekipai, nes komandos žais dar vieną susitikimą Vilniuje. Ir šiandien taip pat yra svarbus ir taškų skirtumas. Pocius, Begičius. Stipriai mestas kamuolys. Borovniakas atkovoja antrąjį kamuolį šiose rungtynėse. Popovičius. Žanga Mirzai Begičiui. Sirgo gripu Mirza Begičius. Negalėjo šią savaitę žaisti vieningoje lygoje su Azovmaš klubu. Ir po lygos pirmą kartą žaidžia aukščiausias krepšininkas Žalgirio ekipoje. Prie baudų metimo linijos Milinko Bielica.
Pelnantis antrą baudą šiame sezone pataiko Bielica, pelnantis vidutiniškai po 17 taškų per rungtynes. Pagal šį rodiklį Bielica yra savo komandos lyderis, atkovoja kamuolį. Dainys pirmą kartą pasirodęs aikštelėje šiose rungtynėse. Taip pat ir Steponas Bobrauskas jau joje. Gecevičius stato užtvarą komandos draugui, išvesti prie 3 taškų linijos nepavyksta. Komandos draugo. Prasidėjo paskutinė minutė pirmajame ketvirtyje. Bielica ir toliau sėkmingai renka taškus. Ketvirtasis jo taškas. Kol kas 6 iš 6 taškų pasiekė tikslą. Pocius prieš Gecevičių. Nespėja Barotniakas, užsidirbantis pirmąją asmeninę pražangą paskui Martyną Pocių. Baudas meta Martynas Pocius. Prie baudų metimo linijos Žalgirio puolėjas, metantis 75% taikliumų baudas. Pirmoji bauda skrieja pro šalį. Bet taškų šiandien Martynas Pocius. Skundžiasi paskutiniu metu Pociaus formą daugelis Žalgirio gerbėjų. Ir toks, koks jis buvo sezono pradžioje, dabar nebėra. 10 sekundžių dar turi Lietuvos Rytas šiai atakai. Dainys atsitrenkia į Klimavičių. Taškai nebus įskaityti, sužingsniuoja Lietuvos Ryto krepšininkas. Tai reiškia, kad Žalgiris, turintis 1 taško persvarą, turės šansą užbaigti pirmąjį ketvirtį, bet tą padaryti galės po minutės pertraukėlės, kurios prašo Kauno Žalgirio treneriai. Sekundės turi aikštės šeimininkai, dabar spaudžia Lietuvos Ryto krepšininkai savo varžovus. Be vargo šią gynybą įveikė Žygimantas Janavičius. Milaknis Pociui. Degičius stato užtvarą Milakniui. Į kraštą, iš toli. Kova dėl kamuolio ir nuo Klimavičiaus kamuolys palieka aikštę. 3 sekundės dar turi Lietuvos Rytas. Jomantas prieš jį Milaknis. Skuba į priekį. Dabar Gecevičius iš toli. Metimas skrieja pro šalį. Aidis Sirena skelbianti, jog po pirmojo kėlinuko Žalgiris turi 1 taško persvarą. 17-16. Sveiki sugrįžę į Kauno sporto halę. Čia 17-16 po pirmojo ketvirčio priekyje žalgiriečiai ir abiejų komandų penketai pasirodė antrajame ketvirtyje. Aikštės šeimininkai Mantas Kalnietis, Klimavičius, Šalenga, Watsonas, Milaknis. Svečių ekipoje Steponas Bobrauskas, Donatas Zavackas, Popovičius, Artūras Jomantas ir Milko Bielica. Kol kas nedaug klaidų daro abidvi komandos šiose rungtynėse ir turi nuostolių tiek viena, tiek kita komanda. Pirmajame ketvirtyje, priminsiu, Markusas Braunas užsidirbo 2 asmeninės pražangas, yra priverstas